Dabar kita tema. 50 laipsnių karštis, 12 valandų trunkanti pamaina ir ribotos galimybės nueiti į tualetą. Tokiomis sąlygomis dirba ne tik angliakasiai, bet ir vienos strateginės, sparčiai besivystančios Lietuvos įmonės darbuotojai. Specialus tyrimas apie žmogišką orumą žeminančias darbo sąlygas pažangia save vadinančioje bendrovėje. Saugumas, patikimumas, profesionalumas, naujoviškumas ir ekologiškumas. Tokias vertybės deklaruoja įmonė, kurios paslaugomis bent kartą gyvenime pasinaudoja kiekvienas Lietuvos gyventojas. Tai Lietuvos geležinkeliai. Dėl pirmųjų 4 vertybių didelių abejonių nekyla. Per nepriklausomybės 20-metį strateginė Lietuvos bendrovė baigia nusikratyti sovietinio palikimo ir jau beveik niekuo nesiskiria nuo vakarų valstybių geležinkelininkų. Tas beveik tai 5. deklaruojama vertybė – ekologija. Juodų dusinančių ir pakelę suodžiais nuklojančių dūmų šiandien jau gal ir nebeišvysime, tačiau pravažiavus traukiniui pakelėse galima rasti su ekologija mažai ką bendro turinčių dalykų. Šilumvežių mašinistai žemiškus reikalus iki šiol priversti atlikti bet kokį orumą ir savigarbą žeminančių būdu. Per langus, per duris. Kaip per langus? Nu, per duris, nu. Su maišiuku. Po to pro langą, kaip kitaip niekaip negalima. Taip teigia Vilniaus lokomotyvų depo darbuotojai, savo tapatybės nenorėjo atskleisti šilumvežių mašinistai. Pavadinkime juos Igoriu ir Jaceku. Jie bijo kalbėti viešai, nes nenori netekti darbo. Netrukus jie atskleis ir daugiau gluminančių darbo vienoje didžiausių valstybinių Lietuvos įmonių keistenybių. Pavyzdžiui, baudžiavos ir baimės atmosfera Vilniaus lokomotyvų depe. Žmonės pastoviai yra sukaustyti ir negali jau atlikti normaliai savo pareigų. Pas mus visi bijo viršininko, visi bijo, nieks nenori eit, visi bijo, kad nubaus ir viskas. Graudu, kas pas mus čia daros. Krovininių šilumvežių mašinistai teigia esą priversti klastoti dokumentus. Po kiekvienos pamainos pasirašyti už tualetą, kurio senose šilumvežiuose paprasčiausiai nėra. Pasirašinėjom už sanitarinį mazgą, bet kaip ir šito nėra pas mumis. Sanitarinio mazgo? Jo, nėra nei tualetų, yra prausykla. Nu, prausykla gerai, kad pastatyta. Nėra maisto pašildyti kaip mikrobangų krosnelės, taip nėra. O tai kur jūs valgot? Vietoje. Šaltą maistą nepasišildo? Nu, galim ant variklio pašildyti, nes variklis nemažas. Vieno šilumvežio mašinisto pamaina trunka 12 valandų. Tiek laiko galima ir pabadauti, teigia Igoris. Tačiau jeigu prispirs gamtinis reikalas, netrukus teks skradžiai žemėn prasmegti. Bendrovė visų šilumvežių kabinose planuoja įrengti vaizdo kameras. Tai mes nežinosim, kur tada atliktų gamtinių reikalų. O tai kur atlieka dabar, kai kamerų nėra? Nu, tai yra per duris. A jeigu per didelį jau laikai iki galinės stoties. Laukiat, ar ne? Jo. Kam reikalingos vaizdo kameros šilumvežyje? Vieša paslaptis, kad dalis nelegaliai parduodamo dizelinio kuro juodojon rinkon patenka iš geležinkeliečių. Jo, motyvacija yra tokia, kad yra vagiai mes. Tačiau mašinistai tikina, kad kuro vagystės jau praeitis. Yra ten viskas apsaugota, yra plombos, ten jau prieiti kaip ir neįmanoma prie to kuro dabar. Jeigu bus įrengtos kameros, dirbti senose šilumvežiuose anot mašinistų bus visai nebeįmanoma. Negalėsit atlikti gamtinių reikalų per langą? Nu, čia irgi viena motyvacija yra. Žiūrės kiekvieną tavo žingsnį, ką tu valgai, kur tu sėdi, apie ką kalbi, nedaug dievė apie viršininką, ką nors blogai pasakysi. Mašinistai stebisi, jog nuolat investuodama milijonus litų, modernizuodama senuosius šilumvežius, įrengdama amerikietiškus kurą taupančius variklius ir juos valdančius kompiuterius, saugumo ir stebėjimo sistemas, Lietuvos geležinkelių bendrovė pamiršta pasirūpinti elementariomis darbo juose sąlygomis. Vasarą tai daeina iki 50 laipsnių, netgi kabinoj, kur mes dirbam, bet nieko apie tai negalvojama, pinigų nėra ir
Lietuvos geležinkelių bendrovės paprašėme parodyti, kaip atrodo šilumvežis. Mašinistų kabinoje ir kondicionieriai, ir patogios sėdynės. Viduje mašinistų Igorio ir Jaceko svajonė. Modernus, žmonėm pritaikytas dirbti tualetas moderniame šilumvežyje. Viskas, ko reikia. Tačiau mūsų kalbinti vyrai dirba ne šiame lokomotyve. Mums pavyko pamatyti, kaip atrodo senieji šilumvežiai. Keičiami varikliai, diegiamos kompiuterinės valdymo sistemos ir štai tokie kondicionieriai po ilgų mašinistų prašymų įrengiami jų kabinose. Dabar pradėjo statyti tokius mažus ventiliatoriukus. Tai gali nustatyti paimtavęs ventiliatorius. Pučia 50 laipsnių karščio oro. Jo, bet yra pas mašinistą, o pas padėjėją nėra. Padėjėjas nėra žmogus. Labai tenais karšta, sėdi su marškinėliais, tai limpa marškinėliai, labai karšta tenais. Nepatenkinti dabartinėmis darbo sąlygomis ir ketinimais įrengti kameras, mašinistai kreipėsi į tiesioginį savo viršininką, Vilniaus lokomotyvų depo viršininko pavaduotoją Romualdą Vilkuotį. To dar neužtenka, kad dar įdėtų į tualetą kameras. Nenorėdami būti stebimi, kaip atlieka gamtinius reikalus, Vilniaus lokomotyvų depo mašinistai surinko parašus. Įteikė juos viršininkui. Visi prieš, bet viršininkas sakė, padarysim, kad būtų už. Visi pasirašė prieš ką? Taip, kad nesutinkam, kad kameros būtų įrengtos. Ten yra sutinku ar nesutinku, visi nesutinku. Viršininkas pasakė, kad mes vis tiek padarysim, kad bus įrengtos jos. Dėl Vilniaus lokomotyvų depo viršininko pavaduotojo Romualdo Vilkuočio darbo metodų signalų yra gavusi ir geležinkeliečių profsąjunga. Kreipėsi mūsų profsąjungos narys mašinistas ir prašė padėti jam, kaip įvertinti tą situaciją, kai darbdavys su jom kalba pakeltų toną. Mes savo ruoštų kreipėmės į mūsų, centrinę administraciją, krovinių vežimo direkciją, į personalo skyrių, kreipėmės tiesiogiai į viršininką, poną Kęstutį Rakauskį, Vilniaus lokomotyvų depo viršininką apie tą signalą. Žinau, kad iš karto buvo pravestas pokalbis su šiuo asmeniu ir kiek dabar mes turim signalą, kad jo tonas tikrai yra daug pozityvesnis, švelnesnis, vadinkime. Pakalbinti patį mašinistų viršininką Romualdą Vilkuotį mums neleido Lietuvos geležinkelių administracija. Buvo paaiškinta, esą bendrauti su žiniasklaida, darbo sąlygų ir ypač tualetų klausimais jam griežtai draudžiama. Pakalbinti patį mašinistų viršininką Romualdą Vilkuotį mums neleido Lietuvos geležinkelių administracija. Buvo paaiškinta, esą bendrauti su žiniasklaida, darbo sąlygų ir ypač tualetų klausimais jam griežtai draudžiama. Vadovybės neklausėt, kaip man, pavyzdžiui, Jie patys susiūžti nežino. arba didelį reikalą? Jie patys nežino. Kokios rekomendacijos yra? Instrukcijos gal kokios nors yra? Neįsivaizduoju, kaip jie ten mes buvom nuėję pas mokymų instruktorių. Jis sako, visus problemas į Mindaugų. Ir viskas, aš nieko nežinau. Ką reiškia Mindaugų? Į vadovybę, taip. Erdviuose, kondicionuojamuose kabinetuose dirbanti gausi Lietuvos geležinkelių administracija pasirodo išties net nežino, jog jų mašinistai alpėja nuo nežmoniško karščio ir yra priversti dergti Lietuvos pakeles. Su maišuku. Ir po to pro langą, kaip kitaip niekaip negalima. Tai gamtiniai reikalai, tai jūs čia tokį akcentą dedat, kur visiškai nesusijęs su tuo, kas yra kameros ir kas yra modernizavimas. Modernizavimas tai yra šilumvežio konstrukcijos pakeitimas su tam tikrais elementais. Vienas biotualetas, kurį pastačius mašinistams nebereikėtų dergti pakelės krūmų, kainuoja nuo 140 litų. Kodėl investuodama dešimtis milijonų litų į sovietinių mašinų modernizavimą, Lietuvos geležinkelių administracija pamiršta juose dirbančių žmonės ir jų žmogiškus poreikius? Kodėl nėra elementaraus tualeto šilumvežyje? Ne, tai jis yra. Tai aš nelabai suprantu klausimą iš tikrųjų. Sename šilumvežyje nėra tualeto? Sename nėra, jame nenumatyta konstrukciškai, bet tai ir tų senų turbūt praktiškai tie nemodernizuoti ir nevažinėja. Modernizuotus, aišku, irgi nėra, bet tai jam, kaip ir sakiau, tai jam yra galimybė
pranešus sustoti. Geležinkeliečiai turi vieną stipriausių profsąjungų Lietuvoje. Savo teisės joje bandė apginti ir mūsų pašnekovai. Bandėme, bet ir esam nariai tos profsąjungos, bet kaip ir profsąjunga uždengia akis ir nieko nedaro. Jie bijo mūsų viršininkų, nieko negali padaryti. Ką gina profsąjungos? Eilinius geležinkelio darbuotojus ar juos nuolat stebėti pasišovusius pakeltų tonų vadovaujančius viršininkus? Profsąjungos pirmininkas ir pats yra dirbęs mašinistu, todėl gerai žino, ką daryti, kai prispiria gamtinis reikalas. Kiek iš patirties žinau, daugumoje tai naudodavosi progą, ekstra atveju negaliu komentuoti, bet aplamai laukdavo pirmą sustojimą, kada būtų ar prasilenkimas šilumvežė, ar laukti keleivinio traukinio praleidimo. Tai tada kažkur tai gamtoje jie tai ir atlikdavo, tai nėra paslaptis. Bėgdavo į krūmus? Greičiausia taip. Žmonės kenčia, o ką daryti? Kenčia. Tai ir jūs tą problemą taip spręsdavot? Nuspręsdavom taip, į gamtą bėgdavom, bet tai buvo 87 metai, bet vadinkim taip, einant europiniu lygiu, lyginantį su europiniais standartais, nemanau, kad kur nors Anglijai ar Italijai mašinistas lekia į krūmus. Tai, sakykime, reikia tai tom tikrai susirūpinti ir mes tą klausimą iškėlėm ir man patikino administracija, kad tai bus įspręsta artimiausią savaitės bėgyje. Tai paprasčiausiai pirkimo klausimas ir klausimas, kas prižiūrės būtent tos biotualetus. Tai, kad modernizuodama mašinas Lietuvos geležinkelių vadovybė iki šiol pamirždavo žmogų ir jo elementariausius poreikius, profsąjungos pirmininkas vadina menkų nesusipratimu. Išėjo kaip išėjo ir gavę signalą, mes taip pat pradėjom su administracija dėrybas dėl tų sąlygų suteikimo darbuotojams. Apie Vilniaus lokomotyvų depo mašinistų darbo sąlygas pranešėme ir valstybinės darbo inspekcijos specialistams. Dirbti, svilinant 50 laipsnių karščiui. Dabar šiuolaikinėse visose mašinose yra kondicionieriai. Neturėti elementarios galimybės atlikti gamtinius reikalus. Per langus, per duris. Kaip per langus? Per duris. Visa tai yra grubus darbo teisės pažeidimas. Tokios sąlygos, aišku, yra nepakenčiamas ir dirbti tokiamis sąlygomis yra neįmanoma. Jau vien tik tai žinome, šią vasarą buvo temperatūra pakilusi laukia apie 30 laipsnių ir buvo karšta ir todėl buvo labai sunku dirbti ir darbdaviai turėjo organizuoti papildomai ir pertraukėlės, vandenį aprūpinti, atsigerti, žodžiu, o prie 50, aišku, tai yra neįmanoma dirbti. Darbo inspekcija pažadėjo nedelsiant pradėti tyrimą. Beje, jau nebe pirmą tokį. Dėl darbų saugos esame šiais metais turėję 2 pranešimus dėl netinkamų darbo sąlygų. Kas ten buvo konkrečiai, ar jie pasitvirtino? Vienas buvo pranešimas, kad patalpoje netinkama ventiliacija, karšta. Tas klausimas buvo išspręstas, buvo sustiprintas tiesiog ventiliacijos darbas ir tas klausimas išsisprendė. Jei paaiškės, kad Vilniaus lokomotyvų depo mašinistai kepa modernizuotose kabinose, šventina ir smardina pakeles, yra ujami savo administracijos slepiamo viršininko, vienos didžiausių Lietuvos bendrovių laukia griežtos sankcijos. Užduojate labai keistą klausimą, kai yra ir biotualetai, taip kad, man atrodo, nebūtina sustoti yra vagonui ar visam traukiniui ir išlipti ir daryti kažkur tos gamtinius reikalus. Taip kad gan yra, man atrodo, paprasti klausimai, paprasčiausiai juos reikia paimti ir išspręsti. Pagrindiniai Lietuvos geležinkelių bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus. Ir šie akcininkų interesai stropiai vykdomi. Pas mumis kaip ir tokia organizacija Lietuvos geležinkeliai ir negali pasirūpinti kaip ir žmonių irgi komfortiškumų kažkokiu. Darbo sąlygom. Jo. Tai dabar, aišku, mes galim dėti tos pinigus, tarkim, modernizuoti, daryti atskirą projektą į seną šilumvežį, kuris po 2 metų nebevažiuos, arba iš tikrųjų... Jūs dedat kameras į jį? Tai kameras mes dedam kitais sumetimais, jeigu jūs pastebėjote. Ir kameras nėra toks... galbūt įrenginys, kuris yra ar reikalaujantis konstrukcinių kažkokių pakeitimų, ar projekto atskiro kažkokio.
Tai yra grinai saugumo. Pastatyti reikia projektą atskirą. Tai be abejo, kur jūs jį pastatysit? Na, jisai Jūs bent jau buvot šilumvežį įlipę ten. Dirbkit, nu ką, kentėkit. Toks atsakymas. Visi taip dirbo ir dirbsit. Toks atsakymas. Kaip tokiam šilumvežiui. Jo, kaip tokiam. Šiandien tiek. Primenu, jog visas specialaus tyrimo laidas galite rasti ir internete, jums patogiu laiku. Atsiverskite lrt.lt, ieškokite skiltyje Mediateka. Lengviausia su mumis susisiekti elektroniniu paštu st@lrt.lt. Ačiū, kad žiūrėjote. Geros jums savaitės. Iki.